Vakar druskininkiečiai buvo aktyvūs Seimo rinkimuose ir referendume dėl naujos atominės elektrinės. Popietę keliose rinkimų apylinkėse, kuriuose apsilankė Mano druskininkai kūrybinė grupė, buvo nusidriekę eilės norinčiųjų pareikšti savo valią. Kaip sakė atgimimo rinkimų apylinkės pirmininkas Nerijus Dobelinskas, šiemet Seimo rinkimai, lyginant su 2008 metų rinkimai, šioje apylinkėje kiek skiriasi. Lyginant su prieš 4 metus vykusiais rinkimais 2008 metais, kada buvo virš 2000, 2100 beveik rinkėjų, tai šiuose rinkimuose mes turim sumažėjimą rinkėjų skaičiuje maždaug 150. Ir jeigu kalbėti apie partijas, praeituose rinkimuose 12 buvo partijų iškėlę savo kandidatų vienmandatėse, tai šiuose rinkimuose turim 16. Taip kad rinkėjų kaip ir sumažėjo, partijų padidėjo. Tai va tokia įdomesnė statistika. Na, o kas jaučiasi išties, tai labai, sakyčiau, padidėjęs aktyvumas. Tiek balsavimo namuose buvo daugiau apylinkėje negu įprasta. Mes turėjom namuose 65 balsuotojus, kai praeituose rinkimuose, jeigu aš neklystu, buvo apie 40-50, tai, sakykime, jaučiasi didėjimas, aktyvumas. Ir taip pat rinkimų dieną mes dabar turime kiek, pusę 2 maždaug valandų, tai mes jau turim 35-38% atėjusių balsuoti. Taip kad dar čia tik tais pradžia, mes turim dar iki 8 valandos daug laiko ir tikimės tikrai aktyvumo didelio. Be to aktyvumas iš tikrųjų atgimimo mokyklai būna visada didelis, galiu pasakyti. Jeigu, sakykime, 2008 metais imti statistiką, apskritai druskininkų apylinkėje balsavo apie 48% viso, jeigu imti visą apylinkę, atgimimo tuo metu buvo 60%. Tai jau buvo vidurkis, reiškia, didesnis negu įprasta. Tai šiuose rinkimuose aš tikiuosi, kad 60% mes čia tikrai viršysim. O šiaip viskas vyksta sklandžiai, nėra kokių nesusipratimų ar kažkokių konfliktinių situacijų? Viskas iš ties vyksta sklandžiai, nieko jokių problemų nekilo. Iš tikrųjų, ir nors, sakau, srautas yra didelis, matosi eilės, žmonės tikrai geranoriški ir balsuoja, jeigu ko nežino, paklausia. Taip, kad viskas sklandžiai. Man tai svarbu dėl to, kad priklauso nuo to mano ateitis, kas Lietuvai ir mano miestui valdys, kieno bus valdžia. Nes labai daug kas priklauso. Ar jau sunku buvo apsispręsti, už ką balsuoti? Ne. Kokiais kriterijais vadovaujasi? Pagal atliktus darbus, ką jie padarė. Ir tiek. O kaip tavo bendraamžiai, ar iš tikrųjų žada aktyviai dalyvauti rinkimuose? Taip, beveik visi mano pažįstami dalyvaus. Yra 3205 rinkėjai. Iki šiol atvyko 817, tai yra apie 25%. O šiandien ar viskas vyksta sklandžiai, ar žmonės geranoriški, ar nebuvo kokių konfliktinių situacijų? Yra tokių, yra piktų, yra gerai nusiteikusių žmonių. Visko buvo. Kaipgi vyksta rinkimai ir atminčios rinkimų apylinkiai? Kiek čia yra žmonių turinčių teisę balsuoti ir kiek jau, tarkim, apie 2 valandą yra apsilankę? Viso pas mus yra 1158 rinkėjai ir 2 valandai balsavo 21,68%. Iki 10 valandos buvo tik 3% su viršum, dabar pradėjo daugėti. Taip, po mišių, po bažnyčios. Yra užsiregistravę pas mus 6 stebėtojai iš skirtingų partijų ir nebuvo jokių incidentų, nieko. Ar svarbu buvo šiandien pačiai pareikšti savo valią ir kodėl apskritai yra svarbu ateiti į rinkimus? Taip, į rinkimus eiti visiems būtina, nes kadangi mes turim išsirinkti patys Seimą, patys valdžią, kad neišrinktų valdžios valdžia. Pasirenku iš tikrųjų ne pagal žmogaus asmenybę, bet ne pagal jo pažadus, bet matau žmogus, ką veikia, ką daro. Ir pažadai čia nieko mums nepadės įsirinkti, bet reikia tiesiog rinkti žmogų, kuris tau atrodo tikrai svarbus, geras ir tikrai, kad padarys Lietuvai kažką. Ar taip? Taip.
Išankstiniais duomenimis Lazdijų Druskininkų apygardoje rinkimuose dalyvavo 17 703, tai yra 53,23 rinkėjų. Jų valia vienmandatėje apygardoje absoliuti lyderė buvo Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoja socialdemokratė Kristina Miškinienė, surinkusi 5421 balsą, tai yra 35,21% visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. 13,97% 1927 balsus rinkėjai atidavė už konservatorių Vaidą Šalaševičių. Šie du kandidatai spalio 28 dieną Lazdijų Druskininkų apygardoje tęs kovą dėl Seimo nario mandato. Trečioje vietoje liko darbo partijos atstovas Arūnas Bacevičius, kuriam savo balsus patikėjo 10,69% rinkėjų, 1615 Druskininkų ir Lazdijų krašto žmonių. Daugiamandatėje apygardoje 30,19% balsų surinko socialdemokratai, 17,28% balsų darbo partija, o Tėvynės sąjungai Lietuvos krikščionims demokratams rinkėjai patikėjo 16,45% balsų. Ketvirtoje vietoje liko Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, surinkęs 5,7% balsų.